Sveiki, niekur mes nedingome. Tiesiog kurį laiką buvo labai intensyvus uogų skynimo metas. Taip pat nuo rugsėjo 1 tapome dar ir pirmokais, dėl to buvo nemažai su mokykla susijusių iššūkių. Bet dabar rugsėjo 21 diena ir uogų sezonas jau dėja pasibaigė. Tai galime vėl truputėlį grįžti prie filmavimų ir pasakojimų. Tai įkelsiu dar tame pačiame video sumontuosiu ir ką esu nufilmavusi tarp uogų rinkimo, nes ten yra nemažai medžiagos pafilmuota, bet ta prasme tai būtų per mažai kiekvienai savaitei, bet sumontuosiu viską į vieną, tai bus maždaug mėnesio senumo video, bet visi viename. Labukas. Ir vėl aš atkeliavau į braškes. Šakės jos kaip užkeiktos man. Visai netrandu laiko joms pabaigti. Tai dabar iš ryto, kol dar viški šlapoka, rinkti avietės, atvariau į braškes ir matau, kad čia irgi reikia labai šienauti tarpuvagius. Nežinau, kaip suspėti viską, bet kažkaip suspėsim. Tai va, kaip jau atrodo žolė tarp braškių vagų. Tikrai diena didelė. Šiandien niekaip nesuspėsiu nušienauti, nes rinksime uogas. Rytoj vakare galbūt bandyti reikia kažkaip tai. Žodžiu, turim reikaliukų kaip visada, pasiplanuoti irgi yra ką. Bet darbai nudirbami dirbant. Tai laikas dirbti. Situacija tokia, kad aš kai esu pasiilgusi aviečių, tai mane čia gali ir naktis užtikti, kol aš jų atsivalgau. Žodžiu, pasirenku saują ir varau.